Приветствую всех, дорогая церковь. У меня свидетельство есть. Я попросила, высветите, пожалуйста, Еремija 54:17. Ir aš kalbėsiu lietuviškai, aš atsiprašau, kadangi toks liudijimas labai stiprus, tai pasirašiau aš jį perskaitysiu, kad per daug ilgai neužtęsti ir kad akcentuoti tai, ką noriu pasakyti. Tai viskas prasidėjo 21 metų rugpjūčio mėnesį ir viena įmonė gan įžūliai apgavo mano dukrą, nesumokėjo ten pinigėlių ir taip iš jos šaipėsi. Ir aš matydama visą tą situaciją, porą ten internete parašiau komentarų, kaip jie elgėsi, ką jie ten darė. Ir ta įmonė pradėjo mane gąsdinti ir padavė mane į teismą už šmeižtą. Nors aš rašiau viską tai kas buvo teisybė, bet jie taip nusprendė. Ir paduodami į teismą, jie su tokia panieka dar parašė, žmonės turintis mažai galimybių ir didelių norų. Tipo, o mes su vyru tada perskaitėm, sakom, jo, jie nežino, kas mūsų tėtis. Ir daug kas sužinojo, mūsų situaciją, sakė, jūs neikite į teismą, jūs stenkite susitarti, stenkitės, o jie tarėsi, bet taip tarėsi, pašaipiai. Ir mes taip irgi, matyti, ir jie nežinojo, kas mūsų tėtis. Ir kai viskas tas prasidėjo, mano vyras gavo iš viešpatės eilutę. Ir šitą eilutę būtent, kad joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios. Kiekvienas liežuvis, kuris priešinsis tau teisme, bus pasmerktas. Tai yra viešpatės tarnų paveldėjimas ir jų teisumas yra iš manęs. Ir kai mes gavom tą eilutę, mes ant jos tiesiog atsistojom ir supratom, tai yra Dievo kova ir jis tikrai bus jo pergalė. Ir kai visas tas procesas jau įsibėgėjo, viena sesė Kristuje iš bažnyčios meldėsi ir jinai gavo tokią, kad sako, aš matau, kaip tau viešpats uždeda išminties karolius. Ir tikrai Dievas, aš jaučiau, aš mačiau, kaip Dievas duoda man išmintį visoje toje situacijoje, istorijoje. Aš rašiau daug laiškų ir į policiją, ir į mokesčių inspekciją, ir į darbo inspekciją, ir į FNTT, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą. Ir Dievas davė išminties, Dievas davė žodžius, kaip sujudinau aš visas tas tarnybas. Jie visi viena pradėjo net iki teisminį tyrimą. 18 metais, 19 kažkur tai straipsnis internete dar yra išlikęs, buvo susivienijusi 50 įmonių kažkur tai grupė prieš tą grupuotę žmonių, kurie irgi prieš mus ėjo. Ir jie nepasiekė to, ką pasiekiau aš, kad pradėtas iki teisminis tyrimas, kai jie sužinojo, sako, kaip tau tai pavyko. Sako, aš žinau, kaip man pavyko. Tai buvo tikrai nerealu. Ir iš principo labai daug sužinojome apie tą įmonę, viešpats labai daug atvėrė, parodė. Ir kai buvo pirmas teismo posėdis, reikėjo man kalbėti, stovi prieš teisėją, vis tiek pirmą kartą teismas vyksta. Dievas duoda mintis, Dievas duoda žodžius, nerealiai, be jokios baimės, be jokios įtampos. Tiesiog pasakai kažką, ateina kita mintis į galvą, vėl tu ją pasakai. Ne pats kalbi iš savęs, o kažkas tau atrodo diktuoja jausinuką ir tu tiesiog kartoji. Turėjo įvykti antras posėdis, čia dabar vasario mėnesį, bet ta įmonė, jinai tiesiog pamatė, su kuo turi reikalą ir kur link viskas juda ir mėgino jau tartis taikos sutartis. Sudarom taikos sutartį, kad visa tai būtų išspręsta. Ir labai čia vieną dieną pradėjo mus spausti, tiesiog visą dieną čia savo sąlygas kelti, darom taip, darom šitaip, tada mes sumokėsim, kitaip nemokėsim ir taip toliau.
Mano vyras sėdi ramus, sako, tu nepergyvenk, nepraeis nei porą dienų, viskas užsibaigs. O aš taip žiūriu, jau kur linksta, aš sakau, aš su tokiom sąlygom nepasirašysiu. Ne, tai yra nesąžininga, tai yra tikrai netaip turėtų būti ir viešpats vis tiek su manim. Einam toliau, jeigu ne. Ir staiga, po tos dienos, kitą rytą atsiunčia taikos sutartį, be jokių pakeitimų, be jokių kažkokių tai savų kažkokių tai sąlygų. Ir mano advokatė sakė, jos praktikui tai yra pirma byla, kur šitaip man naudingai buvo pasirašoma taikos sutartis. Jie sumokėjo visiškai viską. Su palūkanom, su procentais, su visom išlaidom, kurias patyrėme teisme, nes dažniausiai, jeigu ir skolą sumoka, tai teisinės išlaidos kiekviena pusė palieka prie savo. Ta prasme, jeigu aš patiriu teisinės išlaidas, tai man niekas jų neapmoka, nors aš ir laimiu teismą. Šiuo atveju viskas buvo sumokėta. Tai buvo kažkas nerealaus. Kitą dieną dar teisėjas skambina mano advokatei, klausia, ar tikrai, sako, ar jie nesuklastojo mano parašo, ar tikrai jūs tą taikos sutartį pasirašėt. Ir tai irgi, tai kažkas tokio, sakė, niekada gyvenime nėra girdėjusi, nei iš savo kolegų, nei pati, kad teisėjas skambintų ir klaustų tokių dalykų. Jau ant tiek viešpats jau kaip dėjo, taip dreptelėjo. Tai aš noriu jūsų tikrai labai padrasinti, jeigu viešpats duoda jums kokį žodį, stovėkit, nieko neklausykit. Jisai nugalėtojas, jisai išves pro viską.